pasitarti apie tai, kaipgi mums būti, kaip plėsti ir propaguoti tai, ką mes su jumis jau labai gerai esame supratę. Šiandien diena neeilinė, suprantame visi, sprendžia mūsų, turbūt Lietuvos, labai rimtas klausimas. Ir galbūt todėl ne tiek čia mūsų daug, dar yra tuščių vietų. Tačiau beveik visus Lietuvos miestus ir rajonus čia yra atstovaujantis sveikuoliai, sveikos gyvensenos propaguotojai. Mes sveikiname jūs susirinkusius šiandien. Ir aš manau, kad tos mintis ir tie jausmai, kuriais mes čia pasikeisime ir aptarsime, turėtų įeiti į visą eilę dokumentų, iš kurių išplauks tolimesnis mūsų kūno kultūros ir sveikatingumo sąjūdžio likimas. Šiandien susirinkusi padaryti lietuvių žmonėms gerą darbą, padėti išsaugoti jų sveikatą. Olimpinio komiteto generalinės asamblėjos pavedimu iniciatyvinė grupė pradėjusi visą konsultacijų, priėjo išvadas, kad teisingiausia būtų apie šią temą kalbėti su tais, kurie nori, kad ta būtų sveika, kurie nori būti sveikais. Ir šis klausus bus šiandieną surinksiu į pirmąjį pokalbį, mūsų laikė optimistai. Mes jaučiame iš tikrųjų aktuali, kad ją reikia spręsti. Šiandieną turime aptarti visas susikaupusias problemas, apsitarti, ar reikalinga mums tokia sąjunga vieninti norinčius sveikai gyventi ir padėti kitiems būti sveikais. Įsirinkti žmonės, kurie galėtų vadovauti šiam sąjūdžiui, aptarti įstatus, programą ir po to kibti į darbą. Sutikus šią sueigą leiskite pradėti. Žodis pranešimui suteikiamas Vincui Dineikai, mokslo kandidatui sveiko gyvenimo būdo puoselėjimui. Tamstos, brangus tautiečiai, mes čia susirinkome, kad taptume savo sveikatos šeimininkais. Taip, atsibuskime, būkime labiau savimi. Civilizuota mūsų visuomenė mūsų skirstė į atskirus sraigtelius, sukūrė ištisus mechanizmus ir apmokama armija tų sraigtelių tepėjų, o vaizdžiai šnekant, vis tiek visi šlunkai sukasi atskirai. Dievo tobuliausias kūrinys žmogus tai nedaloma visuma su sudėtingiausiais tiek vidiniais, tiek išoriniais ryšiais. Eikime tiesos, doros, gėrio, grožio akmenimis grįstų keliu
ir būsime verti savo tėvynės istorijos paveldėtojai ir atgimstančios Lietuvos piliečiai. Tikiu, kad ir gydytojai savo darbą dirbs iš esmės kokybiškiau. Kartą aš paklausiau savo tėvo Karolio Dineikos, kodėlgi vis dėlto sveikatos apsaugos sistema, jungianti tiek gabių ir laipsniuotų specialistų, turinti didelę materialinę bazę, iš esmės neišsprendžia sveikatos problemos. Išgirdau paprastą atsakymą. Gydytojai puikiai žino patologiją, į ją koncentruoja savo dėmesį, bet mažai išmano sveiko organizmo reikmes. Mes priešingai žiūrime, kas dar funkcionuoja, individualiai parenkame krūvius ir pats organizmas išbrenda iš įprėmusios patologijos. Gydytojai ligonį paguldo, viskas atrofuojasi. Kosmonautų atlikti tyrimai su sveikais lakūnais bandytojais, kurių darbas buvo vienintelis – gulėti, parodyti. Po 3 savaičių atsiranda patologiniai požymiai, o po 6 žmonės tampa invalidais. Mes skatiname žmonės judėti, jeigu jie ir menkai tai sugeba daryti. Judėjimas įgimta žmogaus savybė, ji ne tik leidžia žmogui būti mobiliam, bet ir gaivina smegenis, o juk viską reguliuoja smegenys. Todėl gydomosios fizinės kultūros priemonės padeda visiems. Aš esu lenkt ranką ir sūnus ėmė ir sulenkė. Nereikėjo jokios reabilitacijos, nebuvo nežymių kontraktūrų. Štai ką gali mintis, nežinanti jokių apribojimų, kurios jėgą ir panaudojo Karolis Dineika psichofizinės treniruotės metodikose. Taigi, žmogus nedaloma visuma. Ir tai reiškia, kad ne tik negalime atskirti jo dvasinių ir fizinių problemų, bet ir į jį būtina žiūrėti tik visumos kriterijais, taikyti visumos kūrimo dėsnius. Ir šiuose srityse Lietuva turi savo korifėjus. Tai profesorius Vasilijus Sezemanas. Jo estetikoje, kaip šventame rašte, gali rasti atsakymą